Mitrovičius ir Michaelas Hughesas. Čia ir sėkmingas pasvaliečio atsakymas, kad Dimo Džeklauskui pritrūko čia tik tikslaus metimo, bet Džekas kūrė antrą šansą savo komandai, pats tą šansą ir išnaudoja. Artis atė, metimas netaiklus. Džekas ten daug kontakto davė Tauro Jogėjo raumenis, kad Dimas Džekas nurodo raumenis apskritai Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipa. 20-12 ir čia Virginijus. Antro kėlinio pradžia ar ketvirto kėlinio pabaiga. Visiškai. Kad Dimui Džekui irgi panašu, kad nelabai svarbu. Mėgsta šiaip jis metimus iš vidutinės distancijos, kiek teko stebėti čia per pirmasis porą rungtynių Lietuvoje. Kad Dimas Džekas pučia Liuiso metimą. Tik tiek, kad kamuolys lieka jonaviečių rankose, bet kad Dimas Džekas kol kas stebina tiek puolime, tiek gynybai. Gan emocingas žaidėjas atrodo. Vėl, kad Dimas Džekas su kamuoliu prieš Hughesą. Meta atšokdamas ir kaip Timas Duncanas geriausiais laikais nuo lentos dar 2 taškai. Bakeris Dimui Džekui ir toliau labai užtikrintai Džekas. 2 taškai su pražanga. Šeškus prieš Arlauską ir kad Dimas Džekas vagia dar vieną kamuolį. Deda iš viršaus, rėkia į kamerą. Man patinka, kad Dimas Džekas, nežinau. Dar kartelį jo dėjimas. Tomo, ar yra kažkur, kad Dimas Džekas žaidžia nugarą į krepšį prieš Mareliją. Meta atšokdamas ir dar vienas taiklus metimas nuo lentos. O beje, aikštelėje Džekas kartu su žvaigždžių gretose. Taip, Pasvalio ekipoje tik 13 taškų surinko žaidėjai pakilę nuo suolo, 8 Šimonis ir 5 Johnsonas. Visa kita daro starto penketo žaidėjai, tarp kurių lyderis Džekas. Ir vėl bandė imtis iniciatyvos Mitrovičius, prieš tai atakoje sužingsniavo, dabar pasirinko atakuoti iš toli, kad Dimas Džekas ir jo putbekas. Va taip va.